Paskutinė Nelsono Mandelos kelionė. Sugrįžimas į protėvių žemę. Garbės sargyba, šventiniai momentai. Jo žmona Graca Machel ir buvusioji žmona Vinny atsisveikina su karstu, papuoštų Pietų Afrikos spalvomis. 2013 m. gruodžio 5 dieną mirė nuostabus ir didis žmogus. Didelis savo ūgiu, tai padidis tuo, ką nuveikė. Tai Nelsonas Mandela. Praėjus 10 dienų įvyko ypatingos laidotuvės, dalyvaujant labai dideliai miniai. Ten nuvyko net pats Barackas Obama, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Nelsonas Mandela suprato ryšius, kurie vienija žmogaus dvasią. Pietų Afrikoje yra žodis Ubuntu. Tai žodis, kuris įkūnija didžiausią Mandelos dovaną. Jis ištarė šį magišką žodį Ubuntu. Ir vos tik ištarius Ubuntu minėjame ploti. Kodėl? Nes Nelsonas Mandela viso pasaulio akivaizdoje iškėlė šią taip gilę, taip svarbią savoką Ubuntu šiandienos žmonėms. Tačiau kągi reiškia žodis Ubuntu? Išsireiškimas Ubuntu tapo žinomas visame pasaulyje Mandelos dėka. Tačiau turime žinoti, kad tai apima visas tautas, sudarančias bantų civilizaciją. O tai reiškia visas Afrikos šalis esančias žemiau pusiaujo. Ubuntu tai Ngui grupės, kuri priklauso bantų kalbų šeimai žodis. Jis yra bendrai naudojamas visoje Pietų Afrikoje. Šio žodžio šaknis ntu reiškia viską, kas yra žmogiška, o Ubuntu humanizmas. Monsinjoras Emanuelis Lafontas yra Prancūzų Gvianos regiono katalikų vyskupas Kajene. Nuo 83 iki 96 metų jis gyveno Pietų Afrikoje, daugiausia kaip parapijos klebonas, Johannesburgo priemiestyje Soveto, kuris buvo laikomas juodojo pasipriešinimo apartheido režimui simboliu. Jis buvo susitikęs Nelsoną Mandelą daug kartų. Tokio humanizmo šūkis yra toks: Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu, kurį galima versti. Žmogus tampa žmogumi tik tai dėka kitų žmonių. Kitaip tariant, žmogus bręsta ir tampa asmenybė tik dėl gebėjimo užmegzti santykius. Afrikoje tai pasireiškia labai konkrečiu būdu. Tuo, ką mes vadiname brolybę. Ubuntu istorija yra labai ilga. Todėl šiame filme bandysime šiek tiek parodyti, kaip Ubuntu patiria žmonės gyvenę praeityje ir dabar. Nelsono Mandelos pasikeitimas. Nelsonas Mandela turėjo savyje Ubuntu, tą broliškumo jausmą, domėjimąsi kitais žmonėmis. Tai nepakartojama. Susipažinus su juo, susidarydavo įspūdis, kad esate svarbus, kas bebūtumėte. Jis jūsų nepamirždavo. Jis vieną dieną pamatė tokį žurnalistą, kuris sutikęs po poros mėnesių paklausė, kaip laikosi jūsų tėvas. Mat sužinojo, kad jo tėvą paguldė į ligoninę ar kažką panašaus. Jis buvo dėmesingas žmonėms. Nelsonas Mandela gimė 1918 m. Liepos 18 d. Pietų Afrikos pietryčiuose esančiame Transke regione Mvezo vietovėje. Kilęs iš Xhosa tautos ir Tembus karališkosios šeimos, jis priklausė Madiba klanui. Tai vardas, kuriuo jį patį dažnai vadindavo. Jis studijavo teisę ir 1943 įstojo į Afrikos nacionalinį kongresą.
tam, kad kovotų prieš baltaodžių afrikiečių mažumos politinį dominavimą bei jos vadovaujamą rasistinę segregaciją. Tapęs advokatu, dalyvavo neprievartinio pasipriešinimo kovoje prieš apartheido įstatymus, nuo 1948 išleistus nacionalinės partijos valdžios. 1960-aisiais Afrikos nacionalinis kongresas uždraudžiamas. Atsižvelgiant į kvietimą pasipriešinti jėga, kuris sekė po Šapervilio žudynių, kai policija nužudė 69 beginklių žmonės. 1961 metais Mandela įkūrė Nacionalinio kongreso karinę atšaką. Ji vykdė sabotažo kampaniją prieš civilinę ir karinę valdžią. 1962 metų rugpjūčio 5 jį sulaikė Pietų Afrikos policija. Jis išbuvo įkalintas 27 metus, daugiausia Robben salos kalėjime, kur išgyveno gilų vidinį pasikeitimą. Kas įvyko tame žmoguje, kuris sėdo į kalėjimą, trokšdamas prievartinio pasipriešinimo? Tuo metu jis buvo už jėgos panaudojama tam, kad pasiektų tai, kas atrodė teisinga. Tačiau po 27 metų praleistų kalėjime, kur be abejonės galėjo mąstyti, melstis, medituoti, jis sugrįžo prie kažko labai gilaus, kas, manau, yra visos žmonijos istorijos pradžioje. Tai, kas randama visose nacijose, visose rasėse – Ubuntu. Kas lemia tai, kad esame žmonėmis, tarpusavyje susijusiais žmonėmis? Antrasis Mandelos bruožas Ubuntu šviesoje tai pozityvumas, su kuriuo jis žvelgia į kiekvieną žmogų, taip pat ir į savo priešus. Būtent čia norėčiau Jums paskaityti laišką, kurį jis parašė būdamas kalėjime 1970 metais. Ten jau buvo praleidęs 10 metų. Jis rašė savo jauniausiai dukrai Zinzi, kuri turėjo vyresnę seserį Zenį. Šias dvi dukras Nelsonas Mandela turėjo su savo žmona Winnie. Štai ką jis rašė: Zeni ir tu, galbūt ir mama, greičiausiai pagrįstai manote, kad teisėjas, kuris su mumis pasielgė nežmoniškai ir niekšiškai, yra žiaurus žmogus. Jis be abejonės pats turi žmoną, vaikų ir greičiausiai supranta apie kančią, kuri patiriama per prievartą išsiskyrus tėčiui ir mamai, nes jis mums atėmė malonumą pasimatyti. Vis dėlto aš žinau, kad šis žmogus toli gražu nėra žiaurus. Atvirkščiai, mūsų šalyje, nuo šiol įvestų tam tikrų įpročių ribose, jis yra malonus ir labai mandagus, todėl labai nuoširdžiai aš jį laikau džentelmenu. Gali nusvirti rankos, matant, kad jis žvelgia į teisėją, kuris jį įkalino pozityviąją pusę ir atleidžia jam sakydamas: jis toks yra šitaip susikloščių situacijai. Jis tiesiog priklauso tai afrikanų grupiai, kurie save laiko šios šalies savininkais. O tai, drįstu pasakyti, sumažina jo asmeninę atsakomybę. Štai taip Mandela žvelgia į savo priešą. Jis gebėjo žvelgti į visus su palankumu. Jam tai prikaišiodavo, tačiau jis sakydavo: aš žinau, kad man priekaištauja, bet galų gale taip geriau, nes jei gerbėme kitą žmogų, galime tikėtis, kad ir jis mus gerbs. 17 000 žiūrovų plojo Nelsonui Mandelai ir François Pienier Elis parke. Tai vaizdas iš trečiųjų pasaulinių taurės varžybų. Toks pat vaizdas užfiksuotas Johannesburge, Pretorijoje, Durbane ir Cape Towne. Šią naktį Pietų Afrikos gyventojai užmiršo savo rasinius skirtumus ir šventė Springboksų pergalę. Žinokite, kad tai, kas vyksta šį vakarą čia, to dar niekada nebuvo. Pirmą kartą savo gyvenime apsikabinau su baltaodžiu. Tačiau pažiūrėkit, tai veikia. O Nelsonas Mandela šiandien su Springboksų marškinėliais ir kepuraitė atrodė tikrai mielas. Daug žmonių jūs laiko žmogumi, kuris įkūnija Ubuntu. Ką jums reiškia Ubuntu? Senais laikais, kai buvome jauni,
Per šalį keliaujantis žmogus užsukęs į kokį nors kaimą neprašė maisto ar vandens, tačiau tik jam pasirodžius vietos gyventojai jį pavalgydindavo ir maloniai priimdavo. Tai vienas, bet ne vienintelis Ubuntu aspektas. Mūsų kirundi kalboje, kai tariame žodžius, T raidės mes netarėme ir jos negirdime. Taigi, Ubuntu vertybės, jos apraiškos nėra išmokslinamos mokykloje. Tai gaunama ir perdodama vaikams su auklėjimu. Dažnai prisimename Ubuntu žodį, norėdami apibūdinti kokį žmogų. Ar pasakyti, kad štai šis žmogus turi Ubuntu arba neturi Ubuntu. Tai nėra pasiekiama greitai, tai procesas. Negalima sakyti, kad kažkas yra 100% Ubuntu, nes nesame šventieji. Tai kaip kelionė šventumo link. Dažnai kalbame apie Ubuntu, pabrėždami nesavanaudiškumą, svetingumą. Žmogus yra bendruomenės dalis ir priklauso bendruomeniai. Ubuntu liudijame besirūpindami kitais. Net Biblijoje, nacionalinėje mūsų kirundi kalboje, Ubuntu žodis labai dažnai naudojamas, norint pasakyti dovanai duodama Dievo meilę ir malonę. Pasakojime apie gerąjį samarietį sakoma, kad jis parodė Ubuntu. Tas, kuris padeda kitam žmogui, parodo savo Ubuntu. Ubuntu taip pat reiškia atsakomybę, atsakomybės jausmą. Ubuntu yra ištikimybė, Ubuntu yra kuklumas, Ubuntu yra savęs dovanojimas, kai save dovanoji kitiems. Aš karštai kovojau prieš baltųjų valdžią. Aš taip pat kovojau ir prieš juodaodžių valdžią. Aš noriu naujos Pietų Afrikos, kurioje visi gyventojai būtų lygūs. Nelson Mandela a toujours dit que les deux choses qui l'ont le plus imprimé en lui. Nelsonas Mandela visuomet sakė, kad bažnyčia, metodistų bažnyčia, leido jam suvokti, kas yra atsakomybė. Jis buvo pakrikštytas, kai jam buvo 7. Pastorių dėka pradėjo mokslus mokykloje ir dalyvavo genties valdyme. La chefferie, c'est-à-dire le système tribal de gouvernement d'une tribu. Po tėvo mirties jis buvo patikėtas vietos vadui, kurį labai mylėjo. Ir minėtas vadas taip pat labai mylėjo Mandelą. Jis buvo iš karališkos Hosa genties. Ten būdamas, jis suprato, kaip vyksta gyvenimas bendruomenėse, kad joms turi vadovauti santarvės norintis žmogus. Vado tikslas yra padėti, kad visi žmonės sutartų, kas yra vertingiausia genčiai. Mane labai sujaudino trečioji Nelsono Mandelos savybė. Tai yra, kai būdamas kalėjime, jis subrendo ir pažino savo priešą. Tai buvo pirmas kartas, kai jis galėjo sutikti afrikanus, kalėjimo viršininkus ir savo sargus. Taigi Mandela pradėjo stebėti ir analizuoti afrikanų būdą, kultūrą, kalbą. Kadangi jie kalbėjo afrikanų kalbą, tai ir jis su sargais kalbėjo jų kalbą. Taip Mandela suvokė, kokios buvo jų vertybės. Pamatė istorijos bėgyje jų patirtas žaizdas, nes afrikanai taip pat buvo anglų kolonializmo aukos. Tačiau afrikanai nugalėjo anglus ir tuo didžiavosi.
Mandela tai afrikanams primindavo sakydamas, jūs didžiuojatės įsilaisvinę iš anglų, tai kodėl mums to neleidžiate padaryti? Tai girdėdami afrikanai labai stebėjosi, nes jis žinojo jų istoriją, kovas ir pergalės. Tuo pačiu, sakyčiau, jis suprato jų silpnas vietas ir baimės. Didžiulė baimė, kad vieną dieną jie nebebus valdovais, kad bus nustumti nuo valdžios. Galbūt jiems bus keršijama, jie bus priversti išvykti. Jie turėjo priežasčių galvoti, kad vieną dieną viskas pasikeis kita linkme ir jie atsidurs sunkioje padėtyje. 70-ųjų pabaigoje mes supratome, jog esame labai keblioje situacijoje. Baltaodžiai Pietų Afrikos gyventojai jojo pasibalnoję tigrą, o pasaulis mums šaukė, kad nuo jo nuliptumėm. Vienas dalykas yra šaukti, kad kiti nuliptų nuo tigro, o kitas joti, jam ant nugaros bijant, kad jis tavęs nesuėstų. Ta diena, kai Mandela palikęs kalėjimą kalbėjo didžiojoje Keiptauno aikštėje, pagrindinis jo pasisakymas buvo: mes net gausime laisvės, jei nekreipsime dėmesio į baltaodžių baimės. Neįtikėtina, bet jis pasakė tai, ką kartojo Desmondas Tutu. Baltieji bus laisvi, kai mes būsime laisvi. Taigi jame buvo kažkas labai gilaus. Mandela norėjo, ir tai jis padarė kalėjime, savo priešą pakeisti į bendradarbį ir padaryti taip, kad jo asmeninė pergalė būtų kartu ir kito pergalė, kad nebūtų pralaimėjusių. Ubuntu esmė, tiesa ir susitaikymas. Jis ne tik įkūnijo Ubuntu, bet ir tūkstančių žmonių išmokė atrasti tiesą savyje. Reikėjo žmogaus kaip Madiba, kad būtų galima ne tik išlaisvinti kalinį, bet ir kalėjimo prižiūrėtoją. Reikėjo parodyti, jog turime pasitikėti kitais, jei norime, kad ir mumis pasitikėtų. Kad visiems parodytume, jog susitaikymas nereiškia užmiršti žiaurę praeitį, tačiau į ją žvelgti tiesos ir kilnumo žvilgsniu. Madiba perkeitė ne tik įstatymus, bet ir žmonių širdis. Atsiveria nuteistojo durys. Po 27 kalėjime praleistų metų. Nelsonas Mandela. 1990 metų vasario 11 dieną Nelsonas Mandela buvo išlaisvintas iš kalėjimo. Su Dievo pagalba. 1994 išrinktas Pietų Afrikos prezidentu, jau kitais metais įsikūrė Tiesos ir susitaikymo komisiją, kuriai vadovauti paskyrė anglikonų arkivyskupą monsinjorą Desmondą Tutu. Šios komisijos tikslas buvo leisti aukoms išsakyti savo kančią, o kaltinamiesiems atskleisti įvykdytus nusikaltimus ir po to jiems suteikti amnestiją. Šis sprendimas atvėrė tikrą tiesos bei skausmo kelią, kuris vedė į susitaikymą bei padėjo atstatyti teisingumą. Tiesos pasirinkimas, labiau nei teisingumas, leido tautai vėl susiburti. Komisija išklausė 15 000 asmenų, 8 000 aukų, kurios galėjo ateiti ir paliudyti, ką išgyveno, ir 7 000 vadinamųjų kriminalinių nusikaltėlių. Tai yra žmonių, kurie jautėsi kalti. Dažnai tai buvo labai skausminga, nes jie buvo įvykdę labai baisių dalykų. Mes atvykome į komisiją, kad sužinotumėm tiesą ir matėme kaltininkus. Jie ten buvo ir prisipažino, kad jie nužudė. Aš jų paklausiau, kodėl, kadangi jie ne tik šovė į mano sūnų, jie dar ir dūrė peiliu daugiau nei 30 kartų. Jie manęs paprašė atleidimo. Aš jiems atleidau. O kodėl jiems atleidote? Kadangi jie pasakė tiesą apie tai, kas įvyko tą naktį.
Manau, jog nėra gerai laikyti savo širdyje tokius negerus dalykus. Ypač man. Aš tuo vis dar esu įsitikinus. Geriau atleisti, nes nemanau, jog visi žinojo, ką daro. Kažkas stovėjo už jų nugarų ir jiems sakė, ką daryti. Atleidimas turi būti laisvas. Jis turi kilti iš savanoriško aukos apsisprendimo dovanoti kaltininkui. Prisimenu atvejį, kai 7 motinų akivaizdoje 7 jų vaikai pateko į policininkų pinkles. Akivaizdžius pasipriešinimo dalyvius, Keiptauno jaunuolius, apsimetėliniai policininkai įtikinėjo galintys išvežti iš šalies ir paruošti tapti Afrikos kariais. Tačiau iš tiesų juos išvežė nužudyti. Ir tai įvykdė. Jie nužudė, greta jų kūnų paguldė Kalašnikovo šautuvus ir parodė per televiziją, sakydami, kad sunaikino Afrikos nacionalinio kongreso teroristų grupę. Puikiai pamenu, kad pats tai mačiau per televiziją. Tai jie viską suorganizavo. Po 10 metų vienas baltasis ir vienas juodasis, jau minėti policininkai, atėjo į Tiesos ir susitaikymo komisiją prašyti dovanoti kaltę dėl tą kartą įvykdyto nusikaltimo. 7 mamos buvo ten. Buvo peržiūrėtos televizijos reportažo ištraukos. Bežiūrint baises reportažo scenas, motinos prarado sąmonę. Tai buvo labai skausminga. Galiausiai nutraukus peržiūrą viena tų moterų pakilo ir kreipėsi į policininką. Ar tau negėda dėl to, ką padarei? Tu puikiai žinai, kad mūsų kultūroje šie vaikai yra tavo vaikai. Tu nužudėjai savo vaikus. Šis baltasis nužudė mūsų vaikus, kad apsaugotų savuosius. Tačiau tu nužudėjai savo vaikus. Buvau graži ir laiminga. Žiūrėk, kaip dabar atrodau. Nieko nebeliko iš manęs. Ir tu nori, kad aš tau atleisčiau? Niekuomet. Antroji motina pasakė tą patį, kaip ir 3 bei 4. 5 pridūrė, kiek laiko širdyje nešiosiu šią pagiežą. Man yra sunku nešiotis šį pyktį. Žinai, galvoju, kad mano vaikelis nebegrįš, todėl geriau tau atleisiu ir galėsi naujai pradėti gyvenimą. Tai įtikino kitas 6 moteris ir po 5 minučių visos nuėjo apkabinti juodojo policininko. Štai tokias scenas buvo galima pamatyti Tiesos ir susitaikymo komisijoje. Tai leido Mandelai paliudyti, kad jo tauta turi išskirtinių žmogiškų savybių. Vienas jis nebūtų galėjęs to padaryti. Humanizmas yra giliai įsišaknijęs kultūroje ir tikėjime. Dauguma pietų afrikiečių nuolatos skaito Bibliją, meldžiasi. Mes esame šios šalies istorijos dalis. Taip pat mes esame blogoji šios šalies istorijos dalis. Mes išpažinome tiesą apie save apartheido laikotarpio ir pasakėme tautai, jog to nuoširdžiai gailimės. Mūsų bažnyčia bendradarbiauja su Olandijos baltaodžių reformatų bažnyčia. Ir nors mums dar reikia mokytis abipusio pasitikėjimo, mes turime bendrų projektų, kuriuos kartu įgyvendinome. Apartheido patyrimas mus išmokė būti kartu, būti tauta, kuri kartu dirba ir veikia, kurioje nėra sienų ir viso, kas mus skiria. Nes apartheidas buvo tauta skaldanti politika. Religija buvo tai, ko dėka pradėjome vienyti žmonės, o juos vienydami subūrėme kartu ir tęsime tai šiandien. Kiekvienos bendruomenės atsakomybės, vienas kitam bei prieš kaimynus koncepcija
yra pati svarbiausia Afrikos kultūroje ir gyvenime. Kasdien suvokiame, ką tai mums reiškia ir kaip tai gali padėti suvienyti tautą. Tai mums padeda suprasti skirtingas religijas, sukurti erdvę kitoms religijoms, priklausantiems asmenims. Pietų Afrikoje santuokos peržengia ne tik rasės, bet ir kultūrinės bei religinės sienas. Neretenybė, kai musulmonas tuokiasi su krikščionė ir priešingai. Mūsų misija – Ubuntu. Kartais reikia laiko, norint suprasti, kas esi. Tik dabar pradedu suprasti, kas iš tiesų yra prieš 15 metų susikūrusios tarptautinės ekumeninės bendruomenės. Šiuo metu Net4God tinklas daugeliui įvairių kalbų yra pasklidęs maždaug 70 šalių. Jaučiame, kad esame prašomi vykdyti vienybės darbą. Mums skirta misija yra Ubuntu misija. Ši misija yra svarbi kiekvienam, nes mes visi esame žmonės. Tai man primena, ką sako popiežius. Reikia pranokti save, susitikti su kitu save pranokstant. Desmondas Tutu taip pat pasakė tą pačią frazę. Jei kažkas yra Ubuntu, tai tas, kuris suvokia, kad priklauso kažkam didesniam. Arba štai kitas jo posakis. Aš esu, nes priklausau. Aš esu ne todėl, kad mąstau, kaip sakė Dekartas, bet aš esu dėl to, kad per malonę priklausau šiai žmonijai, šiam žmonijos bendrabuviui. Norint pritapti šalyje, reikia gyventi Ubuntu dvasia. Evangelizuojant, jei norim, kad tai vyktų gerai, reikia gyventi Ubuntu dvasia. Nesvarbu, juodi ar balti esame, svarbu dirbti toje pačioje bendruomenėje, toje pačioje brolyjoje ir juodiems ir baltiems kartu. Nesvarbu, ar esame vyrai ir moterys, svarbu, kad būtų santarvė tarp kartu gyvenančių vyrų ir moterų. Nesvarbu susituokusiųjų poros ar pasišventę pasauliečiai, kunigai ar viengungiai esame. Svarbu, kad gyvename toje pačioje bendruomenėje be sienų, apie ką taip nuostabiai kalba popiežius. Mes galime būti labai naudingi pasaulyje, kuriam taip reikia susitaikymo dvasios. Mūsų pašaukimas dirbti vienybės labui, gyventi Ubuntu dvasia, nes tai suteikia prasmę ir tampa gyvenimo misija. Mums skirta Ubuntu misija. Viena antropologė pasiūlė vienos afrikiečių genties vaikams žaidimą. Netoli medžio ji pastatė sultingų vaisių krepšį ir kreipėsi į vaikus. Pirmasis, pribėgęs, laimės visą krepšį. Davus ženklą, visi vaikai vienu metu ėmė bėgti prie medžio, laikydamiesi už rankų. Paskui jie visi susėdo paragauti vaisių. Kai antropologė paklausė, kodėl jie bėgo kartu, kai bėgant atskirai vienas jų galėjo gauti visus vaisius, jie atsakė: Ubuntu. Kaip vienas mūsų gali būti laimingas, kai kiti bus liūdni? Iš pirmojo Pauliaus laiško korintiečiams. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Praėjus apartheido laikotarpiui meldžiame už Pietų Afrikos tautą, kad ši tauta, vis dar plėšoma daugybės prievartos ir socialinės nelygybės, iš naujo atrastų gilią Ubuntu dvasios prasmę, išgyvendama taiką ir pagarbą.
kad tavo Viešpatie šventoji dvasia perkeistų ir išlaisvintų esminį mūsų žmogiškumo pamatą, kuris yra kiekviename iš mūsų, kad galėtume įžvelgti gėrį kiekviename žmoguje ir priklausytume vienas kitam. Suteik mums visiems malonę, Viešpatie, kad per Kristų gyventume ir skelbtume taiką visuose mūsų skirtumuose. Hiya, hiya.